Šiandien mano pašnekovė tinklinio marketingo verslo savininkė Rosita Povilėnienė. Padeda sukurti darbo vietą iš namų su emocinė ir finansinė laisvė. Labas, Rosita, malonu tave matyti. Labai džiaugiuosi, kad prisijungi prie mano šio projekto. Ačiū, Rima, labai įdomus projektas, todėl labai nekantrauju pabūti jo dalimi. Ačiū tau už tokią galimybę. Labai smagu. Taigi, kalbėsim apie tinklinį marketingą, tinklinę rinkodarą, kitaip sakant, ir kaip į tavo gyvenimą atėjo būtent ši verslo sritis. Papasakok. Oi, Rima, žinokit, gal nepatikėsit, bet iš tikrųjų aš dabar taip laisvai tuo gyvenu, tai tapęs jau mano gyvenimo būdas, bet žinokit, anksčiau aš buvau ta tikroji skeptikė, ta tokia visiškai kategoriška, todėl, žinokit, dabar, kai kviečiu pati žmonės, tuos pačius tokius susiraukėlius ir piktuosius, kurie nenori apie tai nieko girdėti, suprantu, nes iš tikrųjų prieš daugiau nei 4 metus buvau toj kitoj barikado pusėj, nes gyvenimą kaip ir mačiau, kad baigi mokyklą, eini į universitetą, gauni diplomą, įsidarbini kažkokias pareigas ir, sakykim, vat jau tu gyvenime esi kažką pasiekęs ir savo sėkmingai toliau gyveni, bet realybė būna šiek tiek kitokia. Kartais gyvenimas parodo, ypatingai tiems skeptikam, kaip aš sakau, kokia ir aš buvau, parodo, kad iš tikrųjų moterim galbūt yra, sakyčiau, sunkiau, nes tu susilauki vaikų, iškrenti iš darbo rinkos, visokių tokių pamėtymų buvo. Ir į mano gyvenimą tinklinis marketingas atėjo tikrai visai netikėtai. Ir moteris, kuri mane kalbino būtent į šitą kompaniją, jinai mane kalbino gal kokius 5 kartus, įkyriai labai. Ir aš tada jau automatiškai labai priešinausi. Bet iš tikrųjų buvo toks gyvenime momentas, kaip po vaikų ir vėl bandymas grįžti į darbo rinką, jisai buvo netoks, kokio aš tikėjausi ir norėjau. Ir dekrete buvau susikūrus tokį mini versliuką ir pakalbinta prijungiau ir tinklinį marketingą. Tai vat toksai buvo, žinokit, visiškai netikėtas, kaip ir atėjimas į šitą rinką, bet iš tikrųjų labai didelis skirtumas pasimatė, kas yra samdomuose darbuose ir čia. Ir gal pagrindinį skirtumą įvardinsiu, nes tai yra be galo svarbu. Ką aš per šitą laiką supratau, tai samdomi darbai yra viskas gerai, jeigu jūs mėgstat, jeigu jums patinka, jeigu jūs mėgaujatės tuo. Bet samdomam darbe nieko bendro nėra ir niekas nesiūlo tau saviugdos, suvokimo savęs iš kitos pusės, tai yra tik tai darbas instrukcijos, o vat atėjus į tinklinį marketingą, mes pradėjom nuo savirealizacijos, saviugdos ir man tai buvo visiškas kosmosas, visiškai nauja, bet tai, žinokite, labai svarbi kelionės dalis į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai vat mano buvo tokia pirmoji pažintis, tokia, sakyčiau, ne visiškai labai norima, bet matyt teisingai gyvenimas sudėlioja ir nuveda, kur turėtum būti. Na, tikrai pritariu tau, nes aš pati irgi tinklinėme marketinge atsiradau ir likau, tiksliau sakant, dėl to pradžioj buvau taip pat skeptikė, čia ne mano ir ne man, turėjau savo verslus, kaip aš sakau, ne pelenės mano istorija, bet tiesiog taip jau susiklostė, irgi palyginime viskas buvo. Ir likau vien dėl to, kad tai turėjau galimybę tobulėti ir augti, ir savirealizacija stipri čia yra galima. Tai vat būtent čia ir likau ilgus metus. Tai vat, ačiū tau. Tai dabar rinka, jau įėjai į šią rinką, kodėl būtent pasirinkai šią kompaniją? Ar dėl to, kad tave kvietė 5 kartus, ar dar kažkokių tai buvo niuansų pasirenkant? Žinokit, galbūt dabar kiek jau per šitą patirtį tinkliniam marketingė, kiek pastebiu, tai žinokit, gal dažniausia priežastis, tai žmonės ateina per produktą. Bent jau ir mano patirtis ir daugiausiai mano aplinkos. Tai aš, žinokit, kadangi buvau tuose ieškojimuose, dekrete ir čia
važiuodavau vis užsipirkti savo dekupažui priemonių pas tokią moterytę, nuostabią Violetą, ir jinai mane vis kalbindavo į tinklinį. Ir aš tikrai ne, bet vis tiek į ten važiuodavau priemonių. Ir kadangi man po 2 vaikučių, mano berniukai vienas po kito, ir aš juos pati maitinau, labai slinko plaukai, o aš juos tokius ilgesnius norėjau turėti. Ir ta pati Violeta sako, žiūrėk, sako Rosita, nes pasipasakau, kad vis kuokštais pešasi, man jau baisu, įkemša mano dušo kabina ir taip toliau. Tai jinai sako, aš turiu 2 priemonės. Vieną nuo plaukų slinkimo, o kitą kaip tik kanalizacija tau sutvarkys. Nu ir žinokit, atėjo 2 produktai į mano gyvenimą. Tai vat susitvarkiau plaukų slinkimą papildais ir plius dar yra tokios stebuklingos pas mus kanalizacijos granulės. Ir man po kiekvieno kart maudymosi nebereikdavo ten krapštyti, tiesiog užpilė, sugraužė, viskas tvarkoja. Tai žinokit, aš tuos 2 produktus įsimylėjau. Bet vis tiek buvau labai didelė skeptikė, kaip sakiau. Bet man, kaip sakiau, nepavykus grįžti taip, kaip noriu į darbo rinką, tai tada, galvoju, sutinku, pabandysiu ir visą kitą. Tai praktiškai atėjimas į šią kompaniją buvo per produktą ir per išspręstas problemas mano, tiek sveikatos, tiek, sakykime, buities. O paskui jau aš pradėjau matyti kitus produktus ir pradėjau matyti kitas galimybės. Tai iš tikrųjų pradžio tik tai per produktą, bent jau mano istorija. Na, šiaip aš, pavyzdžiui, irgi atėjau dėl pirkti savo pigiau. Teisingai. Atėjau pirkti savo pigiau, bet paskui, kada jau pamatai marketingo planą, tada supranti, kad čia ir ne tik tokios galimybės pirkti savo pigiau savo elektroninėje parduotuvėje. Puiku. Dabar kalbėkim apie tinklinį marketingą. Kokie yra privalumai būtent šiuolaikinėme pasaulyje, būtent šios verslo srities, šios industrijos? Žinokite, privalumų, tai aš čia labai daug matau. Ir man buvo toks pagrindinis, gal kuris susisiejo su mano pagrindinė vertybė. Mano vertybė yra laisvė ir pripažinimas už kūrybinį darbą. Tai kaip jau suprantat, su samdomu darbu tai praktiškai nieko bendro neturi. Taip. Ir man tikrai būdavo labai sudėtinga darbuose matyti žmonės, kurie kalba, kad dirbu iki pensijos, nebedaug liko, greičiau pabaigti, arba ačiū Dievui, tuoj dekretas, tuoj išeisiu, tuoj atsigausiu, arba, žinot, dirbi visus metus, kad gautum ten atostogų. O čia kažkaip yra kitaip. Nesakyčiau, kad šitas darbas yra lengvas, tikrai ne. Kaip ir visur, visą laiką nemeluoju ateinantiems žmonėm ir nesakau, kad čia pinigai auga ant medžio. Niekada nesakau, kad tai bus, nereiks nieko daryti, nes labai klaidingai žmonės, kai kurie lyderiai nukreipia, o paskui žmogus susiduria su realybė ir supranta, kad iš tikrųjų, kaip visur, reikia dirbti. Tai man būtent privalumai šito, kad ir, sakykime, irgi nelengvo pradėjau darbo, bet privalumai augimo, tobulėjimo, jau kaip pradžiai paminėjau, tai yra numeris 1. Aš galvoju, kad netgi mokyklose turėtų būti bent 2 pamokos per savaitę apie savirealizaciją, meilę savo, kūrybiškumą, bet, kažkaip į tą pusę ir šitas verslas labai kryptingai į tai veda. O šiaip man su ta laisvė susisieja, kad tu gali dirbti iš bet kur. Tu gali dirbti namuose, kaip aš su vaikučiais papildomai iš pradžių sudarinėdavau, dabar visai neblogai, nes į samdomą darbą taip ir neišėjau. Tai ir remeliai, ir šitas tinklinis marketingas, aišku, tai yra verslas ir reikia suprasti, kad susidursim su bele kokiais sunkumais, bet vėlgi to reikia užaugti. To reikia išmokti, spręsti problemas, kaip jas reaguoji, kaip su jomis tvarkaisi. Ir vėlgi tai yra privalumas, nes tu tampi stiprus žmogus, tu tampi žmogus, kurio nebepastumdys niekas, tu tampi toks savarankiškas, tvirtas. Ir taip gali vesti daugybę žmonių, nes kartais ateina naujokai ir sako,
oi, kaip faina, norėčiau daug žmonių dabar į komandą, užrašyk man bent keli žmonės. Ir aš taip galvoju, vat kaip dar tie mūsų naujokėliai, jie nesupranta, kad kiekvienas žmogeliukas ateina tave paauginti, tave pakilėti aukščiau, tave nuvesti tam tikrą kryptim. Ir man patinka, kad čia yra žmonių verslas, nes ką pastebėjau, dirbdama jau tiek metų, kad žmogus žmogui yra labai reikalingas. Ir į komandą ateina žmonės, kurie panašus į tave, turi panašų polėkį, turi panašų mąstymą, nori, sakykime, tam tikrų tikslų ir susikuria tokią bendruomenę, su kuria gali, kalnus nuversti ir vienas kitą palaikai, netgi kartais, aš kaip juokauju, kartais tokio ryšio neturi giminaičių tarpe, kaip turi su tai žmonėm, kurių iki tol nesi niekada net pažinęs, Rima, kaip iš tikrųjų labai smagu. Taip. Labai smagus momentas tai yra. Bet iš tikrųjų tai labai didelės galimybės. Ir kartais žmonės ateina, šiek tiek pabando, įsigasta, susikuria kažkokius didesnius lūkesčius, nepasiekia metą, o kartais, žinot, jie būna visai arti to sekančio augimo ir tai labai rekomenduoju, jeigu jūs pasirinkote kažkurią vieną iš kompanijų, visą laiką pasidomėkit tinklinio marketingo planu, nes kiekviena kompanija yra savita, jinai turi savo privalumus, jinai turi savo galimybės ir aš galiu pasakyti, mano ta vertybė laisvės, kai man padirbus šioje kompanijoje 2 metus, man kompanija, aišku, gyvendinau skatinimo programą, padovanojo kelionę į Dubajų. 7 dienom ir žinokit, aš niekada gyvenime nebuvau skrydus lėktuvu ir dar į tokią kelionę išskridau. Man buvo, žinot, toksai, toks gal irgi lūžio momentas, kada jau man dar labiau apsivertė mąstymas, kad čia tikrai duoda. Čia tikrai duoda, reikia pasiimti tik tai. Ir žinokit, pagalvojau ir palyginau vėl. Darbovietėj padirbus 2 metus, tikrai įdėjus savęs, atidavus laiką, energiją, atėmus iš vaikų, ne iš vyro. Ir ar tau duos dovanų? Kelionė. Būtent tokį. Taip. Tai žinokit, kartais, žinokit, mums reikia nebūti tokiam skeptiškam, kaip aš, sakykime, buvau, čia aš viską žinau. Ne, žinokit, kartais reikia išgirsti žmonės, kur tave kviečia, kur tave pakalbina, kur duoda galimybę ir visą laiką rekomenduoju sakyti galimybėm taip. Nes tikrai tinklinio marketingo kompanijos turi pačius geriausius produktus, vienos gaminasi, turi ten, sakykime, visą, bet kaip pas jūs tikriausiai Rima turi visą nuo pačio produkto gaminimo iki realizavimo. Pas mus šiek tiek biški kitokia kompanija, jinai turi, atrenka pačius geriausius produktus ir nori savo vardą irgi visame pasaulyje skleisti. Bet visos tinklinio marketingo kompanijos, jos įdeda labai daug laiko atrinkinėti pačius geriausius produktus ir mums duoti į rinką tai, kas geriausia. Ir aš, žinokit, kai šitą supratau, tai aš galvoju, kur aš buvau anksčiau. Nes kartais, kai iš parduotuvės, žinot, įmam produktą nuo lentynos, mes jį pasiimam, kad pigiau. Bet jeigu pažiūrėtume sudėtį ir palygintume tai, ką turime tinklinio marketingo kompanijose, tai žinokite, tai yra kaip diena nuo nakties ir kai pradedi savo leisti geresnį produktą, tai tavo ir savivertė, ir emocija, ir gyvenimo kokybė pasikeičia. Taip. Tai, žinokit, privalumų tų yra labai daug ir aš manau tiek Ryta, tiek aš mes čia galėtume kalbėti iki ryto, ne? Jeigu pradėtume vardinti pagrindinius, ne? Bet aš gal išskirčiau pagrindiniai 3, man kurie labai susiję, aš taip labai bendrai sumaliau, bet laisvę, daryti tai, ką nori, statyti verslą iš bet kurios pasaulio šalies, tada labai kokybiškas produktas. Tai yra, kaip pasakyti, ir kokybės, ir kainos santykis tikrai vertas vienas kito. Ir aišku, man trečias dalykas, kuris labai labai svarbus,
kaip ir mane pristatė, tai yra emocija, kad būtent tinkliniam marketinge žmogų kelia nuo dugno. Jam duoda įrankius visus, tiek uždirbti, tiek save pastatyti ant kojų. Ir žinokit, vat pabaigai, mano emocinė būsena atėjusi tinklinį marketingą buvo nulinė. Tiek emocinė, tiek savivertės nebuvimas, tiek nežinojimas, kas aš, kur aš, ir savęs neatradimas, o per tinklinį taip gražiai viskas susidėliojo, kad atėjo ir mano misija, vizija gyvenimą, ir anksčiau aš apie tai net kažkaip, nebūčiau susimąsčius. Tai vat, ir ateina tokie nuostabūs žmonės su visais pasiūlymais, kad pavyzdžiui, Rima pakvietė mane irgi pabendrauti į jos tokį gražų, irgi susikurtą tokią gražią atmosferą, tai ką kviečia, būtinai sutikit, nes Rima iš tikrųjų praleista galimybė yra visą laiką praleistas šansas kažką gyvenime prasmingo nuveikti, taip? Jo, tai čia mano tokia idėja buvo nešti žinią būtent apie šią verslo sritį ir kokybišką žinią tiesiog, nes aišku, internete, socialiniai erdvėje labai daug įvairiausių kalbų apie šią verslo sritį. Vieni mėgsta tai, kitus erzina tai, bet aš noriu parodyti, kad yra lyderių, kurie dirba tikrai profesionaliai, gražiai, nelenda žmonėms į akis, nespamina ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog norėjau parodyti žmonės ir kompanijas, kurie tikrai dirba gražiai ir kelia tą prestižą profesinį, galbūt galima būtų taip sakyti. Tai mano tokia idėja ir toks tikslas. Rima, bet koks jūsų tikslas kilnus iš tikrųjų, nes daugelis žmonių susiduria su baimėm šioje srityje. Ir jūs tokią žinutę stiprią nešat ir parodot visai iš kitos pusės šitą veiklą. Tikrai ačiū Jums labai, kad esat. Iš tiesų, tai kodėl aš tai darau? Todėl, kad aš ne iš knygų prisiskaičius, aš savo kailiu patyrus ir pasiekus ir pasyvias pajamas ir tą laisvę turiu, nes mano irgi buvo pirminė užklausa, noriu gyventi laisvai, žodžiu, nepriklausyti nei nuo laiko, nei nuo vietos, turėti laiko ir turėti pinigų, bet kai tais laikais net neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Ir būtent tinklinis marketingas išsprendė mano tą užklausą ir atvedė, ir kada aš jau tą visą turiu ir jau gyvenu 10 metų, dabar aš esu Kanaruose ir pas mane dar labai ankstyvas rytas. Tai kada aš jau tai turiu, pajautus, ir aš drąsiai galiu apie tai kalbėti, ne tai, kad kažkas tai kažkur tai ten pasiekė ir dabar aš į ten žiūriu ir galiu apie tai pasakot, kad yra galimybės. Aš realiai, kaip pasakyti, tikroji, aš tom galimybėm visom naudojuosi, ir jeigu netinklinis marketingas, tai tikrai nebūtų to ir tobulėjimo, ir pati, ir ypatingai dabar online režime. Dar norėjau paklausti, pati kaip labiau mėgsti dirbti online režimu ar gyvai, ta prasme, žemėj, kažkokius ar susitikimus ar panašiai, ar daugiau online, šitas irgi, nes aš tai dabar jau, man online tai yra viskas. Žinokit, Rima, labai geras klausimas. Tai aš, kai pradėjau tinklinę, tai man kaip tik irgi reikėjo tada online, nes aš buvau su 2 mažais vaikučiais, sąlyginai mažai, -4 metai atgal, bet vis tiek vyras važinėja į užsienį, jisai mėnesį būna, mėnesį ne, ir man, žinokit, jeigu būtų tada reikėję važinėti į kažkokius susitikimus ir kitus miestus, aš jau fiziškai nebūčiau spėjus ir man tikrai būtų šitas verslas nebūtų patogus, nes mes dar gyvenam nuosavam name ir jeigu, pavyzdžiui, žiemos laikotarpis ir pečiaus kūrenimas ir apėjimas namų ir tie vaikai maži ir tu turi visko pasirūpinti vieną mėnesį, kai nėra tėčio būti ir mama ir tėtis, ir tai tikrai sekina. Ir man online, žinokit, buvo įsigelbėjimas ir man taip patiko, kad aš galiu daryti verslą, neturėdama streso ir vaikus užmigdai ir gali bele kada nors ir naktį sėsti, pasidaryti, ką tau ten reikia pasidaryti. Ir mane tas labai sužavėjo,
bet dabar vat, tiesiog atsidarius galimybėm, paaugus vaikam, mes daugiau važinėjom, tai irgi neatmetu tokios galimybės ir susitikti, tikrai būna malonu su klientais, bet visgi online mes galim pasiekti labai didelės auditorijas ir dirbti ne tik Lietuvoje, ne Rima. Vat ir jūs koks esat nuostabus pavyzdys ir jūs atkreipkite dėmesį, Rima švyti. Aš nežinau, ar žmogus dirbantis samdomam darbe iš tikrųjų galėtų va taip laisvai kalbėti ir pasakoti, kad va aš gyvenu Kanaruose. Aš labai jūs sveikinu, Rima, nes tai iš tikrųjų nerealiai skamba. Ačiū, aš gyvenu Kanaruose pusę metų. Aš gyvenu žiemą, kada Lietuvoje oras toks, kaip aš sakau, cepelininis dangus, o vasarai va jau už pusės mėnesio grįšiu į Lietuvą, nes Lietuva taip pat yra labai gražus kraštas, žalias ir vasarą Lietuvoje irgi labai smagu. Tai aš tiesiog turėjau tokią viziją pusę metų gyventi šiltuose kraštuose žiemą ir kitą pusę gyventi Lietuvoje. Tai aš ne visiškai migravusi, tiesiog mano toks pasirinkimas. Tai va, ačiū tau už gražius žodžius ir dabar noriu paklausti, kokių žmonių laukia į savo komandą? Oi, žinokit, aš kažkaip esu toks lyderis, kad aš atvira širdim visiems. Ir kartais lyderiai sako, ieškok tų tokių stiprių, žinai, kurie eina kaip tu, kaip tankai. Bet iš tikrųjų, aš žinokit, ką supratau per šituos metus, kad lyderius galima ne tik surasti, bet juos užauginti. Ir kartais tos širdelės, kur ateina drebančios, bijančios, nepasitikinčios savim mamytės su vaikučiais, kurios visiškai be saviverčių, visiškai tokios po padu, kaip aš sakau, jos atsiskleidžia ir sužydė. Tiesiog aš galvoju, kad lyderio misija ir lyderio raktas turėtų būti atrakinti kiekvieną žmogų ir kiekviename žmoguje rasti kažką tokio ypatingo ir kažką tokio stebuklingo, nes kiekvienas žmogus yra unikalus. Jisai yra savitas, savitai įspūdingas, savitai nuostabus. Ir kartais tie žmonės, kurie susirenka, vienas moka tą, kitas moka tą, kitas moka tą. Ir kai tą visą apvienyje ir sukuri tokią bendruomenę, kuri, sakykime, papildo vienas kitą, na tada toks gražus gaunas, kaip sakyt, kūrinys. Ir va čia vėlgi išpildo kitą mano vertybę, pripažinimas už kūrybinį darbą, tai iš tikrųjų tai man patinka. Man patinka, kai žmonės atsiskleidžia ir matyti jų virsmą nuo tada, kai jie atėjo ir kuo jie tampa. Man labai gera iš tikrųjų. Tai laukiami visi. Padedi žmonėms atsiskleisti. Jo, mano, žinokit, taip, aš padedu atsiskleisti, nes dabar dar būdama čia supratau tokį dalyką, kad tai tinklinis marketingas ne vien tik tai, žinot, pinigų kalimo ir uždirbimo mašina, tai yra daug daugiau, tai yra tiesiog žmogaus, galbūt drįsčiau sakyti, atgimimas naujam gyvenimui. Oi, kaip gražiai pasakyta. Tikrai ačiū tau. Ačiū. Tai dabar, kur tave galima rasti, socialiniai erdvėjai, ar gyvai, kokia mieste, galbūt, tiesiog pasakyti. Aš gyvenu Utenos rajone, tai čia toks Aukštaitijos kraštas, iš tikrųjų, ir mane galima rasti mano kontaktus su manim susisiekti Facebook'e, Rosita Povilėnienė, o šiaip esu ir TikTok'e šiek tiek, Instagram'e šiek tiek, bet labiausiai įvaldžiusi tai būtent savo Facebook profilį, kuriame daugiausiai dirbu, ir kažkaip jisai man labiausiai sekasi, todėl kad dalinuosi tuo, kuo esu, ir tiesiog kažkaip patogiausia man dirbti būtent mano asmeniniam profilyje. Tai va. Gerai, visos nuorodos bus po įrašo apačioje, kaip pasidalinsim.
Tai ką, ačiū tau labai, labai gražiai papasakojai apie save, labai gražios misijos ir gražūs darbai ir linkiu pačiai sėkmės ir tavo komandai ir žmonėms, kurie ateis pas tave, kad iš nepasitikinčių savimi išaugtų gražūs lyderiai ir vestų ir neštų žinią apie šią tinklinio marketingo kaip verslo sritį, kad tai yra tikrai galimybė pakeisti savo gyvenimą. Ačiū tau. Ačiū Rima, kad pakvietė, tikrai buvo nuostabu.